Sveiki, mėly Ekstra FM klausytojai. Eteryje laida Pilietinis atsparumas, su jumis aš Kadetas Tajus Rinkevičius ir šiandien mūsų laidoje svečiuojasi atsargos kapitonas Vytautas Žimančius. Sveiki. Labadiena. Tamsta, tai pradėkime nuo pirmo klausimo. Papasakokite mums apie savo tarnybos vietą ir pareigas, ką darote kasdieninėje savo veikloje. Šiandieną aš užimu Lietuvos šaulių sąjungos Vytauto Didžiojo antrosios šaulių rinktinės vado pareigas. Pagrindinė vadavietė yra Kaune. Mūsų rinktinė susideda iš 16 kopų. Dalis kopų yra dislokuota rajonuose, tai yra Prienai, Kėdainiai, Jonava, Kaišiadorys, Kauno rajonas ir pagrindinė kopos dislokuotos Kaune yra. Tai tiesiog užimam, šiandien dienai mes turime apie 1500 suaugusių šaulių ir apie 1000 jaunų šaulių. O kaip pasirinkote savo karjerą ir kaip prasidėjo jūsų kelias Lietuvos kariuomenėje ir Lietuvos šaulių sąjungoje? Na, tiesiog turbūt nebuvo kažkokio tokio svajonės ar pasirinkimo. Pati situacija diktavo 89 metai, 1989 metai, sąjūdis, žaliaraiščiai ir 1990 metai, mūsų dainuojanti revoliucija, sausio įvykiai. Aš pats priesaiką kario savanorio daviau 90 metų lapkričio 23 dieną, tai buvo pati pirmoji priesaika atkurtos Lietuvos Kaune. Na ir tiesiog pati situacija turbūt pasirinko mane, nes aš prisimenu iš vaikystės dar kažkada mama yra man nekart kalbėjusi, kad norėčiau, kad mano kažkas iš sūnų būtų karininkai, bet tuo metu buvo sovietinė aplinka ir žinoma, mama visiškai nekalbėjo apie tai, kad jos brolis, tai yra mano dėdė, žuvo partizano gretose, jinai pati buvo ryšininkė. Ta buvo tema tokia tabu, tol kol netėjo 90 metai ir galų gale tiesiog matyti bendra aplinka, mamos įtaka, tėčio, bendrai požiūris į sovietinį kolūkį ir mūsų Lietuvą suformavo tiesiog pačią situaciją, kad aš pirmiausia niekam nesakęs, įsirašiau savanorius, o po to jau tą bendra tiekme ėjom visi kartu ir darėm tą, ką reikėjo daryti. Kokie pagrindiniai įgūdžiai ir kompetencijos reikalingi jūsų tarnyboje? Kokius įgūdžius reiktų lavinti jaunimui? Na, turbūt svarbiausias yra kiekvienam tiesiog žmogui reiklumas savo. Tai čia yra užsibriežti, reikia reiklumą savo iš savęs reikalauti, nes jokie užsibriežti tikslai nebus pasiekti, jeigu iš savęs nereikalausi. Tai čia yra labai svarbu, teisės pareigos ir atskaitomybė savo už tai, ką tu darai ir ką tu nori padaryti. Tai pirmiausia, o su šito tada jau susideda visas bagažas, tai yra ir fizinis pasirengimas, sportas ir mokymasis, šviesti save, investuoti į save. Tai viskas susideda, nes kitaip tiesiog jeigu ypatingai užimi vadovaujančias pareigas, neturi ką pasakyti prieš rikiuotę, prieš savo pavaldinius, tai kaip tu atrodysi, vadinasi, tu privalai būti visada anksčiau darbe, vėliau išeiti ir būti pasiruošęs bet kuriem klausimam, nes to, ko neįsprendžia tavo pavaldiniai, privalai spręsti tu. Ir tai viskas susideda į tą patį vėl reiklumą savo, kad kartais ir nenori kažko tai domėtis, bet tu privalai domėtis, nes kitaip neturėsi kaip atsakyti. Arba išspręsti kažkokią tai uždavinį. Papasakokite mums, kaip atrodo jūsų tipinė darbo diena. Paprastai ryte apie 6 valandą žadintuvas, nors dažnai jo nereikia. Ir yra tokia galimybė, kur aš labai daug įdėjau triūso į savo tiesiog būsto aplinką, turiu sklypą,
kurioje turiu ir tvenkinį, žodžiu, kiekvieną rytą, tad kol galima dar šiltą, maudausi tvenkinį ir po to pusryčiai ir aš po 7:15, 7:30 paprastai būnu jau darbe, kad spėčiau peržvelgti pagrindinius aktualius klausimus to, ko iš vakaro nebuvau padaręs, kad 8 valandą jau su pavaldiniais, su savo kolektyvu, aš nevadinu pavaldiniais, su savo kolektyvu rinktinės štabu galėtume aptarti einamus reikalus arba jau priimti tam tikrus sprendimus. Ir toliau darbo diena tęsiasi paprastai iki 17 valandos. 17 valandą dalis mūsų darbuotojų išeina namo. Tačiau, žinant mūsų šauliškas veiklas, tai paprastai šauliai savo klausimais atvyksta į mūsų rinktinės štabą arba pietų metu, ko tikrai mes stengiamės darbuotojai nesilaikyti to tvarkaraščio. Pietus, tai jau 12 valandą pietus, paprastai mes bendraujam su šauliais. Tai pietus mūsų būna įvairių metų. Na, o nuo 17 valandos po darbų vėlgi renkasi mūsų šauliai. Tai mūsų užsiėmimai įvairius vyksta. Paprastai reta diena, kada grįžtame namo, ne 22 valandą. Tai, žodžiu, tęsiasi toksai maratonas, nes kitaip, kaip su šauliais bendrauti, arba savaitgaliais, arba vakarais. Dabar apie iššūkius ir jų įveikimą. Kokie tai yra didžiausi iššūkiai, su kuriais susidurite savo tarnyboje? Na, turbūt mūsų Šaulių sąjunga tuo yra ir stipri, ir kartu ir silpnosios pusės yra, kad ateina į mūsų organizaciją paprastai jau subrendę žmonės, turinti savo nuomonę, turinti savo verslus, susikūrę tiesiog aplinką ir galintys skirti laiko valstybės pamatų stiprinimui. Tai ateina asmenybės, kurias mes turime suvienyti bendram tikslui ir kai kada net reikia ir įrodyti, kad pilietį žmogau atėjai į mūsų organizaciją, davė priesaiką, užsidėjo uniformą, gavai ginklą ir dabar jau tu esi pavaldus savo tiesioginiam vadui ir privalai vykdyti užduotis taip, kaip nurodo, o ne taip, kaip pačiam atrodo. Jeigu kartais iš savo patirties gyvenimiškos turi kažką tai pasiūlyti geriau negu mes šiandieną sprendžiame, mielai mes priimsime, bet apie tai turime diskutuoti, bet kada esi rikiuotėje, privalai vykdyti savo tiesioginių viršikų nurodymus. Tai tie iššūkiai yra kiekvieną dieną vis kitokie, kadangi ateina vis skirtingi žmonės ir šitie iššūkiai yra turbūt mums ir malonus kartu. Mes džiaugiamės, kad ateina pas mus šauliai norintys prisidėti prie valstybės gynybos, bet kartu norint suvienodinti mūsų veiklas ir nukreipti kryptingai tam tikrų uždavinių vykdymui, tai čia yra didelis iššūkis ir man kaip vadui, mano pavaldiniams, kuopų vadai, būrių vadai, skyrių vadai, kurie dirba šitą darbą, jiem irgi yra labai iššūkis didelis ir jie privalo tobulėti, taip pat būti reiklus savo, nes jeigu vadas nebus reiklus savo, jis taip pat negebės būti reiklus pavaldiniams. Tai tie iššūkiai tokie susideda į bendrą tokį mūsų turbūt darbos sferą. Ar galite papasakoti apie konkretų atvejį, kai susidūrite su sunkiu iššūkiu ir kaip jį įveikėte? Taip, mano šitame pasirinkime buvo keletas tokių kertinių turbūt klausimų, kur dėja aš šiandieną turbūt negalėčiau jų ir viešinti, bet teko labai rimtai apsispręsti, kaip toliau gyventi ir ką daryti, kadangi nuo to priklausė ir dalies žmonių likimai ir pačios valstybės, netgi kai kurie klausimai, kaip mes tai ateityje žiūrėsim ir darysim. Tai
reikėjo apsispręsti, reikėjo galvoti, kas aš esu ir kuo aš siekiu šiame gyvenime ir ar aš pasielgdamas ne pagal savo principą ir įsitikinimą, ar aš toliau vidumi būsiu ramus ir galėsiu pasakyti savo, aš padariau tą, ką galėjau. Tai reikėjo apsispręsti ir aš džiaugiuosi, kad bent jau 3 tokie mano gyvenime kertiniai, kaip sakyti, taškai, kuriuos aš turėjau apsispręsti, aš išlikau savimi ir aš džiaugiuosi ir aš toliau galiu žiūrėti visiems tiesiog į akis sąžiningai ir manęs nepersekioja kažkokie tai, kaip sakyti, apgaulingi sprendimai, su kuriais būčiau turėjęs turbūt sunkiai gyventi. Tai dėja, dalis yra tokių kaip ir supolitinti dalykai, aš negaliu įvardinti, bet man tai atnešė turbūt nemažai ir žilų plaukų, ir galvos nupliko ir taip toliau. Dėja, taip yra. Kas jums padeda sėkmingai įveikti iššūkius? Kas padeda, tai turbūt pirmiausia savianalizė, toliau pačios situacijos vertinimas, ir diskusija, bendravimas su žmonėmis, tai yra pats didžiausias turtas, ką galima šiandienai man kaip vadui ir kaip piliečiui. Tai manau, kad mes turime tokią puikią šiandien aplinką, mūsų valstybę, kurioje mes galim diskutuoti ir pyktis, ir bartis, ir vis tiek prieiti prie bendro tikslo. Tai tas žodžio laisvė ir galimas geriausias sprendimo būdų pasimas yra puikus vidinis jausmas, kada tu gali išdiskutuoti ir nebijoti pasakyti ir kandžių žodžių, už tai nebūsi persekiotas. Tai šiandien dieną mes turime tokią Lietuvą, puikią Lietuvą, kurioje gali žmogus norintis kurti, norintis prisidėti prie mūsų valstybės klestėjimo, yra puikios sąlygos, reikia tik tai daryti. Ir taip pat visų pirma reikia pradėti turbūt visada nuo savęs. Ar aš tikrai viską padariau, kad aš turiu kelti klausimą aukščiau ir kitus kritikuoti. Reikia pradėti nuo savęs. Ar aš tikrai viską padariau. Pakalbėkime apie pilietinę atsparumą. Ką jums reiškia pilietinis atsparumas? Pilietinis atsparumas, taip, čia galima turbūt labai daug kalbėti, bet pirmiausia, tai, manau, yra labai svarbu vėlgi gebėti kritiškai įvertinti šiandieną prieinamą visą bendrai informaciją, kas vyksta pasaulyje, iš įvairių šaltinių ir gebėjimus atsirinkti, kas yra tiesa, o kas yra tiesiog reklama arba net sąmoningai burkamas melas, kad žmonės būtų klaidinami. Ir vėlgi turbūt vienas iš pagrindinių esminių dalykų yra, norint būti tikrų valstybės piliečių, tai pirmiausia turi rūpėti valstybingumas, valstybė, po to tavo asmeniniai interesai, partijos, kitų organizacijų, visgi mes turim tą suvokti. Nebus šitos valstybės, vadinasi, neveiks įstatymai, kurie mus ne tik įpareigoja, bet ir gina. Vadinasi, mes kaip piliečiai būsime suvaržyti, būsime kitokie ir turime būti atsparus visokiem gandam, melam ir pakantus vieni kitiem, kitai nuomoniai, bet suprasti, kad pagrindas yra valstybė, o valstybė tai yra mūsų žemė, mūsų turtas, saugoti, nes mes toje aplinkoje gyvename ir jaučiamės laisvai, galim. O dabar apie pilietinį atsparumą skatinimą tarp jaunimo. Jūsų nuomonė, kaip galima skatinti pilietinį atsparumą tarp jaunimo? Vėlgi yra įvairių būdų, turbūt irgi yra labai svarbu mūsų suaugusių žmonių kompetencija savo darbe tiem,
kurie dirbame su jaunuoliais, ne? Tai mes taip pat turime, kaip minėjau, apie 1000 jaunų šaulių, kuriem reikia gerų, gražių pavyzdžių, kurie be galo tiki mumis suaugusiais, jeigu mes nepasivesim, jie ir tikės. Toliau jie mato kaip pavyzdį, bet lygiai taip pat labai mėgsta jaunimas, kad mes jais pasitikėtumėm. Tai yra nemokyti kiekviename žingsnėje, to nedaryk, tą taip daryk, tiesiog sudaryti sąlygas, išaiškinti pirmiausia, kaip būtų galima pasiekti tam tikrų rezultatų ir pavesti savarankiškai dirbti ar vienam, ar grupiai jaunuolių, ir taip ugdosi jų kompetencija, ugdosi jų pasitikėjimas savimi, ir čia ir auga mūsų išprusęs jaunas pilietis, nes vien tik tai pamokymais ir draudimais mes nieko nepasieksime. Tai ypatingai tai jaučiamės, kada mūsų jaunieji šauliai susirenka į mūsų jaunų šaulių veiklas, nes mokyklose taip jie tų paskaitų turi pakankamai daug ir pamokymų daug, o iš mūsų pusės norisi, kad jie būtų kiek galima daugiau savarankiški. Tai šičia ir yra labai svarbu gilus pokalbiai, pavyzdžiai ir tokia suteikti žinutę jaunam žmogui, kad jis yra pripažintas kaip asmenybė, jis gali daryti pats savarankiškai daug gerų dalykų ir jam tik reikia padėti pavyzdžiais, gyvais pavyzdžiais, kaip galima susikurti savo gražų gyvenimą, tuo pačiu atiduodant duoklę valstybei, nes, kaip minėjau, be valstybės mes būsime niekas, nes valstybėje veikia įstatymai, mes esame apsaugoti tam tikras prasme, tais įstatymais yra struktūros, dirba jos, ir pilietis jaunas taip pat turi suvokti, kas yra valstybė, dėl ko yra valstybės institucijos ir kodėl mes vieni kitiem turim padėti. Kokius konkrečius veiksmus ar iniciatyvas rekomenduotumėte jaunimui, norint ugdyti pilietinį atsparumą? Tai pirmiausia, turbūt jaunimas, nežinau, nuo kurių metų jis turėtų pradėti svajoti ir galvoti apie tai, ko jisai nori būti užaugęs, ko jisai turėtų siekti, bet nori tai ar nenori, formuojasi šitie siekiai iš pavyzdžių gyvų, tiek mokymo įstaigos, tiek namuose, ypatingai šiandienai labai formuoja nuomonę socialiniai tinklai. Čia vėl yra labai svarbu, kad jaunimas neapsigautų, nenueitų klystkeliais, ir visada socialiniai tinklai pateikia labai lengvai ir greitai pasiekiamus rezultatus, ko iš tikrųjų nėra. O manau, kad nuo jaunuolių reikėtų pradėti visų pirma, kaip ir jau esu minėjęs, nuo reiklumo savo, nuo savęs. Ir aš, kaip sakau, jauniesiems šauliam, jeigu jūs 10 minučių anksčiau atsikelsite ryte, 10 minučių, ar jūsų miegas sutrumpės labai stipriai ir būsit labai nelaimingas, ir tą 10 minučių jūs padarysite minimalią mankštą. Mankštą tiesiog patrysit akis, kojas, pamankštysit rankas, dar kartą peržiūrėsit sąrašą šios dienos pamokų ir pasižiūrėsit, ar visas, nežinau, dabar knygas nešioja jaunimas, bet vis tiek yra namų darbai, viskas sudėta į kuprinę. Ir jūs tiesiog labiau nubudęs eisite į mokyklą, per perėją jūs būsite
atidesnis ir matysite, kada atvažiuoja neišmiegojęs vairuotojas ir jūs gebėsite pasitraukti, jūsų nenumuš. Tai yra labai svarbu, reiškia išlipimas iš lovos ir savęs pastatymas tam tikrą poziciją, jau jum arba garantuoja gerą dienos nuotaiką, arba garantuoja nesėkmę. Tai va, visada reikia pradėti nuo savęs, po trupučiuką, kada jūs skirsite ryte tam tikram mankštai ar savęs, na kaip sakyti, išbudinimui 10-15 minučių. Iš pradžių tai bus sunku, po to tai bus kasdienybė, taip kaip į sportininkui turbūt 3 kartus ar 4 kartus į savaitę eiti sportuoti, pradžioje yra vargas, kaip ir muzikuojančiam vaikui, ne, kada reikia 3-4 kartus eiti į repeticiją, yra kančia, nebent jis labai nori, bet jeigu daugiau tėvų prievarta, tai sudėtinga yra. Bet palaipsniui tai tampa kasdienybė ir netgi nepasportavus ryte vieną kartą kažko tai jautiesi trūksta, tarsi būtume nepavalgęs. Va, tai šitie dalykai yra labai svarbu jaunimui suprasti, kad niekas kitas tau nesukurs gero, gražaus gyvenimo ir niekada tu nebūsi laimingas, jeigu tu tiesiog neteisėta kažką pasimsi, ar tam kartui tau labdara kažką tai duos, kažin ar tu vidumi būsi smagus. Bet kada tu pats susikuri gerbuvį, galų gale neskriaudi silpnesnio, o jam padedi, na, tai yra žymiai geriau jaustis vidumi ir lygiai taip pat tu dvasiškai stiprėji. Tu stiprėji ir fiziškai, jeigu tu sportuoji, vadinasi tavo siekis tam tikrų tikslų visada turi didesnę galimybę, nes pirmiausia, tu investuoji į save ir reikalasant netgi už save ir pastovėti gali tvirčiau negu tas, kuris žodžiu, miega iki 8 ir po to, kaip sakoma, tekinas bėgte per perėją, nes mokykla visiškai šalia yra, bėga pusę knygų susirinkęs pusę ne, per perėją, žodžiu, susiduria su kitu tokiu miegančiu ne, arba nedaug dėjo vairuotojas miegantis važiuoja ir tada atsirandi ligoninė, taip toliau. Tai šitų pavyzdžių, jeigu nagrinėti kiekvieną nelaimę galima daug rasti, na, bet manau, kad pirmiausia mes matykime gražius pavyzdžius, kaip jaunimas tikrai ir pasportuoja, ir stengiasi, ir ruošiasi savo ateičiai, savo tam tikrai vizijai. Tai aš matau šiandienai tarp jaunų šaulių labai ugdosi geros asmenybės, labai, žodžiu, turime ko pasidžiaugti, nes niekas kitas, tik mes patys kuriame savo ateitį ir jeigu mes neinvestuosime į jauno žmogaus ugdymą, tai mes neturėsime ateities. Ar galite pasidalinti pavyzdžiais, kaip jaunimas gali prisidėti prie pilietinės visuomenės stiprėjimo? Tai taip, nežinau, čia vykęs pavyzdys, aš turėjau stovyklą 4 pakopos jaunieji šauliai, mūsų buvo gal virš 30 tenais ir diskutavom apie vėlgi pilietiškumą, apie gyvenimo batalijas ir paklausiu iš jūsų, kiek iš jūsų esate išgelbėję skęstantį žmogų? Aš nežinau, ar nustebau ar ne, bet aplinkiniai buvo nustebę, 4 jaunieji šauliai pakėlė rankas, kad jie išgelbėjo skęstantį broliuką, kitaip. Ir aplinkui visi žvalgosi ir sakau, žiūrėkit, tarp jūsų sėdi 4 didvyriai, kurie išgelbėjo kitam žmogui gyvybę. O ar jūs kažkaip matot, kai jie yra kitokie? Ne. Ir jie patys to nesigeria ir nesako, kad mes esam kitokie. Tai čia yra paprasti pavyzdžiai, kaip žmogus nelaimės atveju nepasimeta
ir jisai stengiasi padėti vieni kitiem. Šitie dalykai nėra savaime suprantami, jie turi būti ugdomi ir mūsų jaunų šaulių veiklose taip pat yra dirbama labai stipriai su pirmąja pagalba, su išgyvenimu ekstremaliuose sąlygose ir jaunimas turi būti mokomas, supažindinamas ne tik teoriškai, bet ir praktiškai. Tai šitie dalykai yra labai svarbus, tai kiekviena ir mokymo įstaiga taip pat turėtų šitos dalykus spręsti, ne tik teoriškai ir praktiškai. Čia būtent tas atsparumas ir gimsta, kada išbando jauni žmonės savo gyvenime praktiniais darbais, nes supranta, kad viena tai yra teorija, kita tai yra įdėtas sunkus darbas, kaip aš pamačiau, kada užrištom akim jaunieji šauliai užsiriša, reiškia, virves tam, kad persikeltų per upę, tai tam reikia įdėti įgūdžio. Taip savaime nebūna. Reikia dirbti, dar kartą dirbti ir tas įdėtas darbas, jis vis tiek vainikuos gerą rezultatą ir tada būsi vidumi patenkintas, kad tu tai padarei. Jeigu namų darbus nusirašinėsi, vieną kartą nepavyks nusirašinėti, vadinasi, gausi blogą pažymį. Vienas dalykas, kitas dalykas, tai, ir viskas, baigėsi tavo kompetencija. Jeigu pats sunkiausius namų darbus uždavinius sprendi pats, vadinasi, tu tobulėjai, o čia yra pagrindinis dalykas - tobulėti ir priversti save dirbti, stipriai dirbti. Sau ir kartu gaunasi ir valstybė ir visiems kitiems. Apie patarimus jaunimui dėl iniciatyvos ir savanorystės. Ką galėtumėte patarti jauniems žmonėms, kurie svarsto savanorišką veiklą, bet dar nesiryžta žengti pirmo žingsnio? Nuo ko ir jums reikėtų pradėti? Tiesiog ryžtis, nebijoti sunkumų, pirmiausia, nebijoti pasiklausti, pasiskaityti, pasikalbėti su tais, kurie jau vykdo tas veiklas, kad susiformuoti savo nuomonę, ar tikrai šitoje vietoje pats būsi ir savo naudingas ir kitiem, jeigu įsijungsi šitą organizaciją. O kad organizacijose duoda didelę dvasinę ir kūrybinę naudą, tai yra faktas, susirenka į tas organizacijas labai tiesiog kūrybingi žmonės ir kolektyve ugdosi labai geros savybės ir aš tik tai vienareikšmiškai sakau, kad reikia jaunimui ypatingai stipriai dalyvauti įvairiuose veikluose, ne tik sportuoti, ne tik muzikuoti, bet ir visose kitose būreliuose kūrybiniuose, nes tai ugdo jauno žmogaus charakterį, savybės gerasias ir padeda atsirinkti arba atsispirti blogom pagundom, nes tarp jaunimo yra tiesiog kartais turbūt ir lengviau toleruojama blogą padarė darbą, tai labai ilgai kalbės ir džiaugsis, kaip mes ten kažką apgavom ir padarė mane. Ir kaip išsisukom ir niekas nežino. Tai yra laiko klausimas, kada sužinos ir reikės už tai atsakyti. Bet kada padaro gerą darbą, tai kai kas net pasišaipo ir pamiršta. Bet geri darbai yra daromi tyliai, ramiai ir jie vienaip ir kitaip galbūt tai neduoda materialinio kažkokio tai pelno taip toliau, bet dvasinis pasididžiavimas vis tiek lieka žmoguje ir laikas nuo laiko žmogus prisimena savo gerus darbus, kaip jis pasielgė teisingai ir jam suteikia stiprybės
dvasinės stiprybės toliau eiti to keliu ir nenusivilti savimi, nes pirmiausia žmogus turi nenusivilti savimi ir tikėti tą, ką jis daro ir ne tik pavyzdžiais, bet ir tapti jis pats gražių gerų pavyzdžių kitiem. Ir tada yra dar didesnis jo siektinio rezultato pliusas ir dvasinis pasididžiavimas, kad žiūrėk, kaip sakoma, aš atrodo gyvenau ramiai, vykdžiau užsibrėžtą tikslą ir dabar kažkaip mane stato kaip gerąjį pavyzdį. Tai savaime vyksta, tai nieko negali padaryti per prievartą ar dirbtinai. Žmogus tiesiog gyvena savo gyvenimą ir tai ateina matyti savas laikas, kada esi tiesiog įvertinamas. Ir jeigu žiūrėt per mano pačio prizmę, tai aš niekada nesiekiu, negalvoju, kad būsiu Vytauto Didžiojo antrosios šaulių rinktinės vadu. Aš tiesiog buvau pakviestas 2010 metais į Šaulių sąjungą organizuoti jaunų šaulių veiklas. Ir kaip tuomet pulkininkas Plėskis, tuometinis Šaulių sąjungos vadas, sakė: Vytautai, skaityk ir dirbk. Nes tiesiog nebuvo nuo ko pradėti dirbti. Tuo pagrindu gimė 4 jaunų šaulių ugdymo pakopos, ir šiandien dieną jos yra vykdomas. Aišku, tai ne mano pačio sukurta, tai buvo daug susitikta su daug įdomių ir išmintingų žmonių. Ir tai gimė tam tikras projektas ir šiandien jis yra įgyvenimas. Ir aš niekada nesitikėjau, kad reikės kažkada imti ir vadovauti rinktiniai, nes tai yra iššūkis didelis iš tikrųjų. Ir tiesiog buvo situacija tokia, tuometinis sąjungos vadas sako: Vytautai, reikia. Ką daryti? Reikia. Taip pat ir gyvenom. Tai vėlgi matyti reikia įgyti ir tam tikrus pasitikėjimus savo veiklą, nes negali visą laiką garsiai sakyti, kad aš esu kietas, aš esu toksai ir taim tikės. Reikia turbūt pirmiausia būti tokiu, kad būti tokiu, tai reikia tyliai dirbti savo darbą ir tas darbas visada atneš teigiamus rezultatus. Kaip jūs pats esate dalyvavęs savanoriškoje veikloje ir kokios buvo jūsų patirtys bei įspūdžiai? Tai turbūt reikėtų pradėti nuo to, kada aš tapau karių savanoriu 1990 metų lapkričio 23 diena ir prasidėjo mūsų veikla įvairių paminklų apsauga. Toliau jau nekalbam apie parlamentą, įvykius kitus, nes mes objektus, nežinau, kareivių kapas, 6 forte, Kryžių kalnelis, mes saugodavom naktimis, o ryte eidavom į darbą. Tiesiog taip, ir to pagrindą esu turėjęs net vieną skaudų tokį įvykį, o to įvykį, kadangi visą naktį buvau nemiegojęs ir teko važiuoti, žodžiu. Tai va, tai čia ta savanorystė ir pasireiškia, kad už tai negauni jokio materialinio atlyginimo, bet dvasiškai esi pakylėtas, nes tu padarai gerus darbus. Tai lygiai taip pat vėlgi dabar mes paskutiniu metu sulaukėme nemažai kvietimo policijos ieškoti pasiklydusių žmonių. Vėlgi, vienas dalykas, kada tu kaip vadas kvieti šaulius ir jie dalyvauja. Kitas dalykas, tiesiog pats dalyvauji toje veikloje, šalia tiesioginių tų pareigų, tiesiog palieki kai kurios darbus vėlesniam laikui, sudalyvauji kartu su šauliais toj pačioj paieškoje ir po to grįžęs arba vakare
vėlai dirbi savo darbus, arba ryte anksčiau atsikeli, tada keliesi ne 6, o 5 atvažiuoji į darbą ir pasidarai visus darbus ir tu jautiesi, kad tu atlikai pareigą prieš save, pareigą prieš pačius šaulius, nes kitaip šauliai irgi turi savo darbus ir kažkodėl jie turi važiuoti ieškoti pasiklytusio žmogaus, o tu tarsi jau kaip vadas neturi važiuoti. Tai taip pat savo darbą turi, už kurį tu atsakai, bet šalia to tu turi atlikti pareigą visuomeniai ir tuo pačiu būti pavyzdžiu, kad, vadinasi, galime mes šalia savo tiesioginių darbų pareigų atlikti dar daugiau, kada valstybė ar visuomeniai reikia tavęs, nes šauliai tikrai turi gerus įgūdžius orientuotis vietovėje, miškuose, šauliai daro pratybas, kaip išgyventi, tai tie tokie mūsų dalyvavimai žmonių paieškose duoda tikrai teigiamus rezultatus ir institucijom padedame ir mes patys vėlgi tobulėjame, nes vienas dalykas yra eiti ieškoti žmogaus žiemą, kaip tu turi būti pats našta, nesušaltum badė. Kitas dalykas vasara, vėl tu turi žinoti, kokią įrangą pasiimti, ne tik vandens, bet ir kompos ir kitus dalykus, nes karšta, kaip sakom, ir uodai, ir visi kiti dalykai, vėlgi turi suvokti, kad nėra taip, kad tą pačią kuprinę, kurią tu turi susikrovęs, ir žiemą, ir vasarą yra skirtumas. Tai čia vėl žmogui padeda neužsimiršti, išlikti aktyviu veiklos dalyviu, tai paprasti dalykai, o ta savanorystė vėlgi, jinai įvairiai pasireiškia, turbūt jinai turi būti dorai, tyliai daroma, nesiekiant kažkokio tai materialinio pelno, o dvanis pelnas jisai ateina savaime, nes tu darai gerus darbus, tu susitinki su eilė žmonių, kurie taip pat daro tos gerus darbus ir nei vienas nėra kaip sakoma, garsiai per televizorių paviešinamas, ne vienas ten kažkur tai nesifišuoja nuotraukose, jis tiesiog dirba savo darbą ir tai yra natūralus dalykas. Ką patartumėte mums, jei jums būtų 16 metų, kaip pasirinkti savo gyvenimo kelią? Geras klausimas, visai kita situacija buvo mūsų jaunimo tarpe, kada mes augome, bet aš džiaugiuosi, kad mes turėjom gerus pavyzdžius, mūsų tėvai, mokytojai, taip, sovietiniu metu mokytojai tikrai buvo geri, tikrai daug gerų patarimų darė, aš daug jų prisimenu ir ačiū jiem už tai. Tėvai taip pat augome 4 vaikai, niekada nebuvom nevalgę, nors tėvai buvo kolūkiečiai ir aš mačiau, kaip sunkiai jie dirba, tai pavyzdys iš tėvų. Dabar 16 metų jaunimui yra turbūt sunkiau, nes yra labai daug pagundų. Mes turime mobilų telefoną, kuris tikrai pakankamai pigiai įsigyjamas. Dar pigiau yra internetinis ryšys, kur galime mes matyti viso pasaulio gyvenimą, gerus ir blogus darbus, ir atsirinkti yra sunku. Tačiau, manyčiau, 16-mečių yra labai svarbu, ypatingai jau labai svarbu matyti savo viziją, ką aš noriu veikti, kai man bus 18 ir daugiau, kaip aš gyvensiu ir kas ašaruoja truputį. Ir vis tik tai jau yra labai svarbu pradėti investuoti, jeigu neinvestavau dar į save. Tai yra mokslas. Mokslas žmogų tobulina labai stipriai. Reiškia, pirmiausia, reikia priimti visas tas dovanas, kurias mes gauname mokykloje iš mokytojų, nes 16 metų jaunuoliui yra viena pagrindinių pareigų mokytis, o mokytis yra ne tik paviršutiniška, o reiškia labai stipriai gilinantis, ir tas mokslas, ką gauna vidurinėje mokykloje jaunuolis, tai jis tikrai bus reikalingas
išėjus į platų į pasaulį gyvenime ir aš kaip miniu jauniesiems šauliam, kad daugybos lentelę aš išmokau būdamas 2 klasėje. Aš taip pat daugybos lentelę naudojuosi ir dabar, nežiūrint į tai, kad yra mobilus telefonas, yra visokios skaičiavimo aparatai. Tiesiog parduotuvėje nuėjus, prekes renkantis, tu gali iš karto pasverti, kiek tau kainuos. Vienas dalykas jaunuoliui labai svarbu, nes pinigų nėra niekada per daug. Neturėti gėdos prie kasos, kad pasimė daugiau prekių ir tau neužtenka pinigų, ne? Kitas dalykas taip pat nesijausti blogai parėjus namo, kad vietoj vienos bulkutės tau paskaičiavo 2 ir tu savo ramę sąžinę sumokėjai, parėjai namo ir tau, tėvai, jeigu nepasakė, kad tu čia žiūrėk tave apgavo, bet vidumi tu jautiesi apgautas. Tai tu visada prie kasos gali pasakyti, o kodėl man skaičiuoja tiek, jeigu man kainuoja tiek. Tai daugybės lentelę siūlau ir dabar visiems mokėti, turėti galvoje ir tikrai nėra jokio svorio tam, kad nešiotis, kaip sakoma, papildomą svorį viduje. Tai taip pat vėlgi 16 metų jaunuoliui. Tai reiškia, ką jau yra suminėjęs, reiklumas savo, netingėti laiku atsikelti, netingėti sportuoti, netingėti paskaityti ir knygą, netingėti pažiūrėti gerų filmų ir aišku ieškoti, jeigu yra dar laiko šalia būrelių, kuriuos lanko, o siūlau jaunuoliui tikrai lankyti įvairius būrelius, ar sporto, ar muzikos, ar meno, ar dar kažkas. Tai, žodžiu, stengtis priklausyti kažkokiai visuomeniniai organizacijai jaunimo. Tai yra labai svarbu. Šitos organizacijos labai puikiai formuoja mūsų vidinį pasaulį. Laiką, kurį turi 16 metų jaunuolis, o jis turi tikrai labai daug, jį reikia pradėti mokėti skaičiuoti, daryti dienotvarkę ir tikrai, kada pats savo susidarai planą veikimo, tas planas pačiam neleidžia nukrypti į negeras veiklas, nes visą laiką matai, parašyta yra tas ir tas, vadinasi, aš turiu tą daryti, jeigu aš noriu pasiekti tą ir tą. Ir tada susimastai. Jeigu tu nebūtum pasirašęs, tai tarsi ir nėra priekaištų tau. Tai tiesiog gyvenu kaip išeina. Bet kada susidarai tam tikrą planą, siūlau ne tik mintyse, bet ir raštiškai. Aš prisimenu, mano sūnus turbūt pirmą kartą kompiuterį įsigijo, gal tiesiog aš jam parvežiau, kai jam buvo kažkur turbūt 16 metų. Tai mes buvom sutarę, bet aš tikrai neverčiau to daryti. Jis pasirašė taisyklės, kad prie kompiuterio būti ne mažiau 2 valandas per dieną. Ne mažiau. Visas kitas veiklas darydavo lauke, žaisdavo su kamuoliu ir taip toliau. Tai va čia yra labai svarbu susidaryti dienotvarkę ir nebūtinai tėvai tą turi padaryti. 16 metų jaunuolis jau yra pakankamai įsprūsęs, savarankiškas, gavęs daug mokslų iš tikrųjų, daug pamokų mokyklose, iš mokytojų, iš tėvų, gali susidaryti savo tam tikrą planą, ko siekti. O siekti tikrai jau reikia pradėti nuo 16 metų, nes tiek sporte vos ne vėlu jau yra, bet kitose veiklose reikia stipriai investuoti į save, kad tinkamai galėtum pasirinkti sukakus 18 metų savo veiklos kryptį. Institutas, profesinė mokykla, darbas, savanoriavimas. Tai yra labai svarbu. Šitas turbūt laikotarpis nuo 16 iki 18 metų sudėlioja labai svarbų etapą pasirinkimo tolimesnio tavo gyvenimo ir nuo to priklauso 18 metų sulaukus,
kokią kryptį tu pasirenki, ar tu 3 kartus stoji į universitetą visi kitą, tau laikas bėga, ar tu vieną darbą suradai, 3, 4 ir taip toliau, ir tu į kiekvieną darbą ateini kaip naujokas, tai ir finansiniai dalykai visų pirma nukenčia, ir tavo įgūdžiai, ir kaip pilietis sunkiai tobulėji, nes tu vis nepatenkintas savimi. Tai žodžiu, tam, kad tu 25 metų žmogus jau būtumei kaip ir sukūręs turbūt savo šeimą ir pradėjęs užsitikrinti savo gyvenimą, reikia pradėti, kada tau 16 metų. Siekti, nesiblaškyti, o siekti, susidaryti tam tikrus planus, bet vėl pasąmonėje reikia turėti tą labai tokią, turbūt kertinę žinutę. Niekas už tave nepadarys geriau tam, kad tu geriau gyventum, pats turi padaryti. Jeigu tu tikiesi, kad tavo šiandien dienai turimų tėvų, sakykime, turtas, kapitalas, įmonės, taip toliau atneš tau gerbuvį, todėl, kad tu esi vartotojas, tikrai ne vieną kartą anksčiau ir vėliau tu sužlugdysi visą tėvų verslą. Tu turi išmanyti, kaip ateina pinigai, kaip reikia valdyti visą procesą, būti šitoje vietoje profesionalus, tada galėsi valdyti didžiausius pasaulio kapitalus, bet tam reikia investuoti į save, reiklumas, eilinis kartas vėl, kaip sakau, netingėti, 10 minučių anksčiau atsikelti, pabusti, saugus nueisi į mokyklą, būsi gera nuotaika, būsi padaręs namų darbus, jeigu kažko nepadarėjai, dar pasižiūrėjai, debaigiai nuėjęs į mokyklą, bet tu esi žvalus, esi patenkintas savimi. Jeigu tu šito nedarai, tu visada piktas, niurzgi, visada blogi aplinkiniai, o tu nerandi vietos nei išorėje, nei viduje, nes tiesiog tu negali susitvarkyti savęs. Tai vėlgi paprastas dalykas, pradėk nuo reiklumo savo. Dėkojame atsargos kapitonui Vytautui Žymančiui už pokalbį. Dovanokit už ilgus tokius mano pamokymus, bet čia gyvenimas. Ačiū. Su jumis buvo laida Pilietinis atsparumas ir aš kadetas Tajus Rinkevičius. Ačiū, kad klausėtės ir iki kitų kartų.